Sveiki atvykę į naują video. Šiandien aš papasakosiu, kaip aš praleidau mirusį dieną. Pamatysite, kokius aš kapus aplankiau, ar man tai buvo dėdė ar močiutė. Pamatysite, kaip per mirusį dieną atrodė vakarinės kapinės. Ir jeigu patinka mano turinys, tai paspauskite laiką ir prenumeruoti mygtuką, nes jau netoli 200. Iš pat ryto susiruošėme ir išvažiavome iš namų 9 ryto. Su mumis važiavo mamos giminės senelis, nes mes tą dieną lankėme mamos giminės kapus. Pirmą atvažiavom į Naujuosius Oniškio kapus. Ir dabar šioks toks montažas iš ten. Nežinau, ar šiame montaže matėsi, bet tą dieną buvo labai šalta, pūtė vėjas, kaip ir buvo lietus, bet kaip mano mama sakė, gali būti blogiau. Ir dar nebuvo taip blogai. Po to nuvažiavome į Senuosius Oniškio kapus. Ir čia trumpas kadras iš ten. Štai baigėsi mūsų kelionė po kapus. Bet tada parvežėme senelį, o tenai laukia ir močiutė, kurios buvo 70 gimtadienis. Ir dabar matote visą salą, kaip jis atrodė. Ir taip gražiai ramiai viskas ir baigėsi. Bet dar galų gale nuvažiavome pažiūrėti vakarinės kapinės. Ir štai vaizdai iš ten. Tiek iš šitos dienos. Šiek tiek vėliau atsikėlė, bet neblogesnės nuotaikos, išvažiavome aplankyti tėčio giminės kapus. Iš pradžių nuvažiavome į Radviliškio kapus ir čia vaizdai iš ten. Po to aplankėme tėčio gimtinę, jo buvusius senus namus, kur dabar gyvena jo brolis ir sesuo. Pabuvę pas juos, po to aplankėme dar tėčio giminės tėvų kapines ir čia trumpi vaizdai iš ten. Ir taip baigėsi tos dienos kelionė. Tik taip greit praėjome 2 dienas ir tikiuosi, kad patiko. Jeigu patiko, paspauskite like ir prenumeruoti mygtukus ir